Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinė priemonė – miško veisimas ir atkūrimas. Valstybinės miškų tarnybos duomenys rodo, kad susiduriame su neigiamais iššūkiais miškų išsaugojime. Nykstant miškams dar labiau spartėja klimato kaita. Pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę finansuojamas miško veisimas ir atkūrimas. Šios intervencijos tikslas – prisidėti prie klimato kaitos švelninimo, biologinės įvairovės didinimo ir tvaraus žemės naudojimo. Ši intervencija padeda sukurti tvarius, gyvybingus miškus ateities kartoms. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinė priemonė – miško veisimas ir atkūrimas. Galimi paramos gavėjai – privačios žemės valdytojai ir savivaldybės, valdančios žemę teisėtais pagrindais. Tinkamumo sąlygos ir reikalavimai miško veisimui. Parama teikiama veisiant mišką pirmą kartą žemėje, kurioje jis prieš tai neaugo. Parama teikiama pateikus patvirtintą miško želdinimo ir žėlimo projektą ir kitus nacionaliniuose teisės aktuose miško įveisimą reglamentuojančius dokumentus. Parama teikiama laikantis nacionalinių teisės aktų reikalavimų, veisiant vietinės medžių ir krūmų rūšis. Medžių rūšių sodmenų kilmė pagrindžiama jų kilmės dokumentais. Veisiamo miško plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,5 hektaro. Išskyrus plotus, besiribojančius su mišku. Miško želdinimo ir žėlimo projekte turi būti numatyta, kad veisiamų želdinių rūšinėje sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% lapuočių medžių rūšių. Parama neskiriama žemę apsodinant plantaciniais miško želdiniais, žaliavinėmis medžių ir krūmų plantacijomis ir kalėdų medeliais. Tinkamumo sąlygos ir reikalavimai dėl stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo. Parama stichinių nelaimių pažeistam miškui atkurti skiriama su sąlyga, kad pažeistas ne mažesnis nei 0,5 hektaro miško plotas ir atsakinga institucija pripažįsta, kad dėl stichinės nelaimės buvo pažeista daugiau kaip 20% medžių. Parama stichinės nelaimės pažeistam miškui atkurti skiriama pateikus patvirtintą miško želdinimo ir žėlimo projektą. Želdinių rūšinėje sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% lapuočių medžių rūšių. Medžių sodmenų kilmė turi būti pagrindžiama kilmės dokumentais, laikantis nacionalinių teisės aktų reikalavimų. Paramos forma – dotacija. Paraiškų teikimo būdas. Paramos paraiška ir su jie pateikti dokumentai turi būti pateikti užpildžius elektroninę formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį adresu zoomis.lt. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimo sąlygas, grafikus, paramos įsisavinimo taisyklės ir kitus keliamus reikalavimus pareiškėjui rasite adresu nma.lt.